Nauja diena, nauji darbai. Ką, nusipirkau, pagaliau gultam medienos. Paėmiau gražesnės pačiam viršų ir baisesnių karkasui. O šiandien ką startuosim su gultais. Tai šiandien va čia va, čia ir va čia turi atsirasti karkasas. Nežinau, kaip man seksis, bet kažką suksiu, prisuksiu. Nusipirkau medvaršių, kad tikrai jau nenukrystų. Gręšim kiaurai viską ir į pagrindinę šitą sieną, tik tai ten. Tai einu, apsitvarkau, apsiruošiu, susiruošiu lentas ir šoksim sukt karkasą. Tai kol kas tiek. Nepamirštam pasubscribint, pasišerint su draugais ir palaikint video šitą. Ką, pradėjau jau suktis karkasiuką, susinešiau standartiškai savo ožiukus, pasidariau šiokį tokį staliuką, kad galima būtų patogiai dirbti. Kaip ten patogiai? Susilenkus. Ir pradėjau jau karkasą sukti iš lempa, pati geriausia. Tai dabar darau šitą vietą, būtent pagal, kad būtų palei čia, lygiai. Nu kaip ten lygiai, nebus čia lygiai, nes siena pati, plytos pačios nelygios. Tai dabar pasidariau taip va. Dabar planas čia susidėti skersinius ir šitą va kai pabaigsiu, šoksim ant ilgųjų, kad būtų aiškiau kaip tvirtinsis lentos. Dasiburt kažką galima bus. Šiaip viskas gerai, pabiškelį šilta, va, deginuosi, aišku, burbulas turiu šiokį tokį, tai nesirodau čia labai, nu šiaip judam. Haris va guli, draugas. Tai nežinau, timelapsą nejungi, nes labai čia pamažu viskas vyksta, jau krapštaus 2 valandas, o tik tai 6 lentas prisukau, tai nieko spėdingo. Updėtas bus, kai gaunasi man darbai. Ką, susisukau jau šiokį tokį karkasiuką. Taip jis atrodo. Gan tvirtai, šiaip laikosi. Mano svorį išlaiko, išbandyti. Kaip ir viskas veikia, reiškia, dirbam toliau ir dedam ilgąją. Jum bus va taip va. Ir bus padaryta. Tai va, susukau karkasą jau. Iš akies atrodo visai lygiai, pagal gušiuką irgi. Ir dabar koks planas? Susitepiau viską aliejum 2 kartus. Pirmą kartą jau sutepiau kaip ir, bet reikia dar 2 kartus pertepti, nes čia bus drėgmė, visą kitą pastovi. Ir tada suksim lentas ant viršaus ir jeigu liks lentų, dar va čia va kaip atrama. Žiūrim, kaip toliau sekasi. Tai turim karkasą pilnai jau 2 kartus nuteptą aliejum, nudžiūvęs. Visai gražiai atrodo. Tikrai padoriai atrodo, kai nusialiejino. O dabar ruošiuosi lentas gultam, šveičiuosi, dasišveitinėjau, kad būtų gražiau. Čia šerpia viską. Tvarės eigis yra, pasižiūrėkit, kokia mašinytė gražiai. O, gražuolis. Ledas. Tai krapštusi jis truputėlį su elektra padidinėja. Tai ačiū jam standartiškai. Tai einu, dasibaigiu gultų lentas. Tai vieną pusę gultų tai šiandien tikrai turėsim. O dėl kitos abejoju, nes reiks neužilgą varyti namo. Paliksim tikriausiai rydinai. Dar rytoj būtų gerai žolę, nusidrošt visą. Nes kitą savaitę išūdino orą žada, tai palibomų peraugs standartiškai. Esmė, einu darbuotis. Šioks toks sudėtis iš darbų. Žiūrėkit. Čik, ne šitas. Jau turim šviesą. Tai realiai dar šitos dalus reikia kartu sujungti. Ten bus dar vienas jungiklis, šitas lemputė. Ir čia bus ledas palei atlašus. Atlašai, kol kas taip atrodo. Šiandien daugiau nieko nedarysiu. Apsitvarkau ir varysiu namo. Nusprendžiau, kad darysiu iki čia. Nu, iki čia galo. Čia bus bačka kažkokia vandens, kažkur kažką. Dar reikia sugalvoti kažką su kampu šituo. Ir dar greitas va toks sugalvotas sprendimas buvo, jeigu matėt, nematėt ar užmatėt, kad čia nebuvo lentos dar, tai įdėjau, liko suburt kažką čianai ir pirtis netoli jau pabaigos visiškai.
Dar kitam kartui reikės medienos nusipirkti, nes dabar liko tik tai 2 lentos iš visų, kiek sunaudojau. Tai naudojau ir blogas, ir geras. Tai visai smagu, kol kas viskam užtenka, kas suplanuota. O paskui dar turiu planą, kad va čia va padaryti kaip stumdomus, nekilnojimus, nežinau, kažkokius karkasinį čia kažką, kad sudėt galima bliūdus būtų ir automatiškai veiktų kaip laiptelis. Čia pukšt, pukšt, šokai, nes dabar užlipti, atsisėst. Nu taip, diskomfortas biškelį, tai būtinai reikia laiptelio. Tai šiandien tiek, šokam tikriausiai į rytdieną. Nauja diena, nauji darbai. Tai vakar atsirūšiavau, kas kur dėsis. Ten bus 3 lentos atlošam. Čia gultam į apačią. Čia. Susirinkau vėl savo staliuką stebuklingą. Einu pjaustyt. Parodysiu dar kaip lentos atrodys vėliau po galutinio varianto. Susišviečiau, pagaliau susipjaušiau po ilgojo gulto lentas visas, tai dabar jos atrodo kol kas taip va, apšviesti visokį tokį. Nežinau, per kamerą čia matosi, bet čia nedobliuota yra. Tai švitriniu popierium kiekėją dašlifavau, kampukai va tokį visokį va aplyginta. Čia biškelį dar paskui dasidroš. O šiaip, nu, tai jo, dabar nešamės aliejų į viską pertepinėjom. Gultai jau nutepta. Taip atrodys gultai, tik tai dar eiliškumas lentų gal pasikeis kažkiek. Ir dar antras sluoksnis susiteps aliejaus. Aliejaus gultam pasirodo apsišoviau, kad mažai man reikės. Tai turėjau tik tai litrą pasiėmęs, tai dabar dar litro trūks. Planas toks, kad vidinė pusė, nu, apačią gulto nulakuot dar vieną kartą, antrų kartų. O ir galima sukt bus, o viršų tada jau rytoj arba poryt užsitepsiu. Tai aliejus dabar turiu, nežinau, nu, lentai 2. Tai dabar einu, susidėsiu, susimatuosiu, kiek man reikia atlošai, kad sienos netepliot. Ir planas aliejum bent jau atlošo galinę dalį nutept, kad galima būtų sukt ir paskui ant sienos nutepsiu. Tai toliau einu dirbti. Kągi, pagaliau paskutinę lentą nutepiau. Pasirodo, dar turėjau nuo sienų aliejaus likučio. Tai vienu sluoksniu pratepiau visas lentas. Tai ką turim? Atlošo karkasiukas. Čia šviesą pakeičiam truputėlį, kad jau matytųsi labiau. Čia turim gultai sudėta. Tik sudėta, pasižiūrėta kaip kas, kaip kur ką, dėl ko. Šita lenta va jau padaryta, kad gražiai žiūrėtųsi viskas. Ta lenta irgi, kad čia naiva būtų viskas uždėta. Čia atlošo lentas. Tai dabar viskas greit pradžiūna ir eisim viską montuoti. Dar klaustukas yra su šito tarpu, ką čia man padaryti. Nes kaip vakar gavosi, taip ekspromtu, tai taip čia nesigaus tikrai, tai reikia kažką suburt. Bet žiūrėsiu. Aš šiaip dabar galėsiu jau pastatyti GoPro čia naivą ir matysit, kaip čia man sekasi viskas montuoti. Šiaip tai man žiauriai labai patinka, ypač šitą vietą, ten kur aš sėdėsiu visada. Čia va taip gražiai viskas sueina, spalvos, čia susidurs, toks su kažkur tarpelis bus. Viskas ledas bus. Buvau šokęs jau ant gultų, laikosi, pašokinėjau, neišgriuvo, tai manau 4 vyrukus normalius turėtų drąsiai laikyti. Vienas plius čia, tai 5 žmonės, manau, drąsiai galės skaitintis pirty. Aišku, praustis reikės po kelis, bet čia maža problema, manau. Dar, ką šių pridurt galiu. Sieną va čia va šitą va, kamino imitacija tiksliau. Užtepiau aliejum, tai šita pusė 3 kartus aliejum tepta, šita 1 kartu ir daug kur matosi jau prasišviečia, nes nežinau ar matosi per kamerą, bet
žiauriai gerai geria aliejų. Tai lieka dar šita siena, iš vienos ir iš kitos pusės. Bent irgi 3 kartus pratepti, čia jau 3 litrų reikės aliejaus. Ir iš pirties paskutinis, kas lieka, čia apvadą padaryti, čia bent jau užtaisyti, susukt gultus ir dar grindis. Su grindim ką padarysiu? Ten pakraščiai, kur mano cėteris buvo suktas, truputėlį sutrukinėjo. Tai rytoj, manau, nusipirksiu germetiko dar, prasitepsiu germetiku ir dar visas grindis išsišlavęs gražiai, tvarkingai. Manau, dar skystų stiklų prasitepsiu, kad jokios drėgmės man į betoną neitų ir man nekilotų, nelaužytų ar netrukinėtų ar kažkokių kitų reikalų nebūtų. Tai darbų dar va tiek, va. O šitą savaitę jau baigėsi, sekmadienį šiandien. Tai planas buvo pirčiai padaryti gultus, tai gultai bus jau padaryti, tikrai liko tik susukt. O kitą savaitę turėtumėm startuoti su terasa. Tai neįdomu, kai kalbu, darom kažką. And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Bad man, she love. Shake it to the max. Bad man, she love. Please just rewind, let me shake it She to love the max. bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Your pussy fat inna your shots. Oh, you dealing with the boss? Yeah. Make you come first, coulda never take a last. Yeah. Like a ball pump up the pussy fast. Skin out the pussy for me fuck it. Girl, you make it cocky brag. Original girl, some of them a the knock off. And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. Caribbean girl, me know for tick, me know for top. Yeah, man, I watch my body like say them, I watch a match. Yeah, anything him say them, girl, I do it like it's tax. But make my own money like the girls in movie trap. Classy, real bad girl, me get nasty. I do whatever I want, just become a boss. Kągi šaika, turim pagaliau gultus, didelius, patogius, vanotis, belekai, va, vietos, atsigult, patogu, atlošai, atsisėst, kojas susikraut, tobulą. Garo tas vadinamas muštinis laikosi 1,30 m nuo lubų. Mes čia turim 1,10 m, tai realiai dar šiek tiek žemiau bus garas, tai sėdėsim visi kokybiškam geram gare, nes va čia bus žadytiniai akmenys, o kas nežinot apie žadytą, tai pasiskaitykit. O šiaip tai visiškai kitoks garas negu tų paprastų standartinių akmenų. Aišku, jie kaina nemažai kainuoja, bet geras dalykas niekada nebūna pigus. Tai šiaip žiauriai aš esu patenkintas gultais, čia 2 dienų darbas mano, nu nepilnų. Tai jo, fainiai, cool, va. Veda svoga, viskas laikosi. Tai dabar reikia užsiimti kažkom kituom, nes kas. Nes reikia dar padaryti nemažai visokių darbų, tai šoku kažką toliau daryti. Ką, netikėtai gavosi padaryti kampukus. O, čia, šitą vietą uždengiau, čia va kampukai susidėjo. Ir čia į kampą patį. Tai pirčiai iki užkūrimo kas lieka? Nutept kampukai, gultai aliejum, stiklą įdėt, apvadą va čia padaryt, prišalt akmenų ir grindys. Realiai, jeigu turėčiau dar vieną savaitgalio dieną, easy viską pasidaryčiau. Bet ateina pirmadienis, tai nemanau, kad pasidarys labai easy. Bet per šią savaitę būtinai reikia užsisakyti medieną, kokios man reikia terasai. Šokti ant terasos daryti, ryt poryt maksimum gasybą iki pirtį. Ir tada šoksim tikrai ant terasos. Tai šiandien tiek. Nepamirštam pasubscribint kanalą, pasidalint su draugais,
paspaus patinka, parašyti komentarą. Kol kas tiek, šokam į kitą dieną. Ką, turim kitą dieną, turim visiškai nefainą orą. Šiaip labai norėčiau, kad pirtelė jau veiktų. Lyja, šlapia, čia bala stovi. Draugė atėjus, šitą kaimynų. Prisipirkau šiandien tokių dalykų. Tai čia aliejus yra sienom, čia skystas stiklas, lemputės, germetikas. Tai yra kartu atvarė sėgi su manim. Tai šiandien turėsim apšvietimą čianai ir galbūt netgi pastolių gal nenuimsiu, bet aprinksim juos matomai. Turėsim lempą ten gale ir su pirtim šiandien bus galutinai baigta. Pagaliau įstatysim duris ir pirtis matomai šiandien bus pabaigta 100%. Nu gerai, atsiprašau. Gerai, meluoju, nebus 100%, nes dar trūksta grindim kažkokios dangos ir dar trūksta čia stalažiuko, kaip aš sakiau, kad turi būti laiptas ir visokiam bliūdam ar viskam kitam susidėti. Tai nieko nelaukiam, persilkam ir einam dirbti, nes standartiškai turim ne per daugiausia laiko. Tai tiek, šokam į darbus. And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Your pussy fat inna your shots. Oh, you dealing with the boss? Yeah. Make you come first, coulda never take a last. Yeah. Like a ball pump up the pussy fast. Skin out the pussy for me fuck it. Girl, you make it cocky brag. Original girl, some of them are in a calf. And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. Caribbean girl, me know for tick, me know for top. Yeah, man, I watch my body like say them, I watch a match. Yeah, anything him say them, girl, I do it like it's tax. Ma make my own money like the girls in movie trap. Classy, real bad girl, ma get nasty. I do whatever I want just because I'm bossy. Yes, I'm the one in charge. Never get my pums and him still fall in love. Yeah, and not anybody can touch this. Baby, I am not a hoe. Ką šaika, nauja diena, tiksliau jau labiau vakaras. Pastarųjų tiksliau vakarų nefilmavau, nes buvau pamiršęs kamerą. Tai dabar realiai didelis update'as iš darbų. Tai ką pradedam? Nuo sienos. Siena ištepta, šitą ne, ištepta aliejum, specialiai priešpirčiam, ten, kad nesiteptų ir visa kita. Man asmeniškai žiauriai gražiai žiūrisi mediena. Aišku, per kamerą taip neįsitikė, kaip iš tikrųjų yra. Bet man žiauriai patinka ir tinka. Sekantis dalykas. Turim įdėtus apvadus. Turim. Štai šitas ir šitas ir čia va. Tai iš toliau pasižiūrėjus, visai fainiai atrodo. Tai vėlgi pasikartosiu, kamera to neperduoda. Toliau turim pirty paruoštos grindys pirčiai. Palai paruošta, viskas paruošta, realiai trūksta dangtelių lemputėm ir ant grindų kažko tai. Bet čia šitas dalykas jau bus po gimtadienio. Turiu dar naujieną. Sulaukiau ankstyvų dovanų gimtadienio. Tai jas turim čia. Čia yra žadytiniai akmenys. Man asmeniškai vieną kartą juos pabandžius, tai kitokio akmenų nesinorėjo, bet vien tik juos pirkti tai būtų nesąmonė. Tai ačiū Dievui, turiu gerų draugų, gerą mažulę, padovanojo 80 kg šitų akmenų. Tai šiandien nusipirkau dar paprastų akmenų. Čia ale vulkaniniai kažkokį tai tokį va. Paprasčiausiai, nieko įspūdingo. Tai palyginimui
Šitų 20 kg kainuoja 7-5 eurus. Šitų 20 kg kainuoja 10 eurų. Tai vien kaina sako, kad tie žadytiniai yra daug geriau, nes jų garas švelnesnis, minkštesnis, turi ten kažkokių gydomųjų savybių, visą kitą. Man asmeniškai patinka, kad garas jų švelnesnis. Tai laukiu draugų. Atvažiuos, padės man truputėlį su pirtim, nes aš šiandien užsibrėžęs nusišienaut bent didžiąją dalį kiemo, nes geras oras ir penktadienis, o rytoj šoksim pilnu tempo ant terasos. Tai dar ką turiu update'ą kokį. Turim rastus terasos karkasui. Tai planas poryt pasidaryt bent jau pusę karkasų. Tai jau būtų labai faina. Kitą savaitę grindį medieną susipirkt ir stogui ir panašiai bus. Tai iki gimtadienio matomai nespėsiu pagal finansus visko pasidaryti su terasa, nes šiferį reiks pirkt, nebent susirasiu seną kažkur aplinkui, kad derėtų iš lauko su visu pastatu. O šiaip tai faina, gražu, smagu. Jūs džiaugiai širdis asmeniškai, viskas labai fainiai juda. Tai gerai, nieko daug nekalbu, atvažiuos Dominikas su Eigirdu, paprašysiu, kad sudėtų akmenys ir šiandien pirtelę kursim. Pagaliau! Nukaitinsim akmenys ir matomai išbandysim pirmą garą. Dominikas reguliuoja truputėlį, bet galbūt kažkaip parašysiu, kad ir kartu eitų į pirtį. Šiaip, varau žolę šienaut, sulauksit bernų, paprašysiu, kad įsijungtų kamerą, kai dėlioja akmenys, gal Dominikas kažką dar papasakos, tai iš manęs kol kas tiek. Šokam arba į akmenų dėjimą, arba jau kaip pirtelę kūrensi. Na tai sveiki Laurino sekėjai, pirties stebėtojai, sveikučiai atvykę į penktadienio pirtį. Bus pirmas užkūrimas. Praplojam su Eigirdu ką tik pečių visą, kursim tuoj, plausim akmenis ir dėsim. Tai vat. Būkit sveiki ir laimingi. Labai graži pirtis šiaip. Davai. Užkūrėm pečių, sukrovėm akmenis. Tai su akmenų kiekiu realiai beveik neprašoviau, norėčiau žadyto dar labiau tokio kalno, bet čia eigo viskas bus. Pečius kūrenasi, akmenys sukrauta, vandens prinešta, kranas nupirktas, aukštinkojam, bet nieko baisaus, turim šaltą vandens. Dominikas va, malodėts, pasirūpino beveik viskom. Netgi žolės biškį pašinavo, tai ir vienas, ir kitas pakrovėm akmenų, viskas liuks. Tai kūrenam pirtį ir bandysim šiandien pasikaitinti pirmą kartą, tai labai va. Pažiūrim, ką turim. Dabar turim 18 laipsnių šilumos, uždarom viską ir kūrenam ir žiūrėsim, kas gaunasi. Pirmi užkūrimai tokie ir bus, žinai. Netikiu pat savo akim. Tai akmenys nuplauti, viskas kaip turi būt. Eisim tuo ir iš fantų. Kamerą pasimsim, tai čia bus prikol, man atrodo, dar su ta kamera. Tai... Lauri dar. Turim tokią situation. Langai atidaryta. Pirty kažkuom, tai nežinau, pirmas užkūrimas. Kaip tu manai, Laurinai, pirmas savo užkūrimas, ar patenkintas? Kol kas nežinau, dabar nupilnėjom akmenys, visą brūdą nudeginti reikia. Nu tai matau, Šiam planuoju ir pirtį eiti. Jo, manau, pirmą reiks nudeginti normaliai labai stipriai. Nu nes tikrai čia, visų pirma nuplojam akmenys. Ir vis tiek dar čia visko. Nu normalu, ir pečius buvo nekūrentas 3 mėnesius. 3 mėnesius kažkur. Akmenys nauji, normalu čia. Bet čia turim 32. Kol kas. Kol kas. Nu, bet ventiliacija. Ventiliacija dirba tobulai.
Buvom ką tik užpylę garo, čia viskas susisloksniavo, išėmėm langelį, kad geriau trauktų. Buvau nuėjęs iš lauko pasižiūrėti. Va, buvo aišku kažkaip visokio dūmo garo, visko buvo kažkur iki čia va. Tai sėdėt bus liuks ir ventiliacija, nu per pusantros minutės, taip, viską, tai. Pilam dar. Veikia. No. Normaliai, kliuk. Va, būt tada. Bet tai garo, tu pažiūrėkit, tai nesame. Tai trauk, uždaryk greit. Tai žiūrėk, kaip jūs įsloksim, jie, o, sėda. Nes langai atidaryta ir... Laurinai. Pilna burna, pala. Dabar sugalvojom daryti 3 skirtingas vantas. Kokia bus pirma? Klevo, va šitą šaką reikia nukirsti. Bet lieva bus šaka, ne. Čia reikia filmuoti šitą. Pasieksiu? Tai aš tai nepasieksiu, reikia lipti ant pečių kažkam. Arba įgirti kažkoks. Ant kiek dėdė bulgarkė pagal landą peilį. Nu. Bronislavai žinom, kad žiūrit. Pagalas į peilį. Bet tai čia lievai, karočiai, su žiedais šitais bus. Nupeščias, na, tai. Liuka nosios. Jo, kažką priklijuota. Gal geriau nefilmuom. Davai komentarą greičiau. Tai kokį, blėt, ryšam vantas, na, kudai les, koks, blėt, komentaras gali būti. Kas dar įdomu? Tai nieko, va, švais maudė balai. Gerai. Bet nedaug turiu horizontinį, zvorkinį gavimą. Aš špagatą turiu. Arba špagatą davai. Kuris paėmė tau nuo kelio? Dabar metas pavalgyti. Atsidarai, oho. Žalius su krapais. Pažiūri špagatą. Ir šį vantas. Ką sugalvojai? Suksiu kaip izolkę. Kaip izoliuosi? Nu jo. Špagato yra, tai žinai galima. Kur taip išmokai? Tai nežinau, sugalvoju ką tik. Ir kuo toliau vynioji, tuo daugiau neįspaudys gaunat, ne? Prisirišam šikių tokių vantelių. Nu čia gal labiau šluotas, kas žino, kaip vantas ryš, bet mum, kaip tokiem ryšėjam, bus gerai. Tai ąžuolo, klevo ir beržiuko. Turėjom termometrą pirti 50 laipsnių, pasirodo, čia tokia nesąmonėlė truputėlį gavas. Tai 5 laipsnių perlipom. Nupylėm, nežinau, gal 10 kartų jau vandeniu. Akmenis ir pečių visą. Tai garas kaip ir atrodo jau normalesnis, ne kažkoks aštrus ar graužintis ar dar kažką. Nu, neužilgo jau tuo šausim į pietelę ir toliau papasakosiu, kas kaip gaunasi. Ir tikriausiai dar bėgsim į prūdą, nes dabar dalgiu dar prasišienau žolės. Reikia kopėčią dar senas prisisukt, gal kažkas gausis.